Tas pats žinok ir žurnalistikoje. Vieną dieną fotkinį prezidentą, kitą dieną ubagą. Tai noras to adrenalino vadinamo. Ir taip pagavosi, kad surizikavau, pabandžiau, pavyko. Mes esam Klaipėda, esam uostas, todėl turėjome į tą Vilnių atsivežti kažką savo. Turime vienintelis universitetas ir apskritai ugdymo įstaiga turinti pirmąjį humanoido robotą. mes būsim 24 valandas, čia laidos redaktorė. Sveiki gyvi, mes esame studijų mugėje Kaune. Ar išsirinkot, ką mokysitės? Kaip ir, toksai turiu idėją, bet taip konkrečiai nieko neturiu nusprendęs. O kokia ta idėja? Tai norėčiau kažką su biologija, gavau vadovų bioekonomikos fakultete kažką studijuoti, tai tiek, ko turiu. Žmonių apmažėja, ką tik sutikome Adomą, kuris, kaip matėte, kaip girdėjote, jis jau žino ką. Bet tam žmonės ir atvažiuoja čia, nes galbūt ne visi žino, tam jie atvažiuoja čia, kad sužinotų. Gerą dieną, merginos. Kaip diena? Kaip sekasi jums? Ar pavyko nuspręsti, ką studijuosite? Mes dar ką tik atėjom. Ai, tik atėjot? O tai ką jūs dar net neįsivaizduojat, ką norėtumėte? Mes vis tiek labiau, gal žinome, tą kryptį fakultetus. Kokią? Aš labiau socialinius kažką, tarptautiniai. Kaip tik yra, žiūrėkit, socialinių mokslų kolegija. Dar yra ir Klaipėdos universitetas. Yra tokia specialybė žurnalistika, tai mes ją atstovaujame. Labai plati tokia. O draugė ką? Aš tai labiau į chemiją, į gyvybės mokslus. Tai... O kodėl chemija? Pasakyk, nes aš kaip žmogus nemėgstantis chemijos, kuom jinai tave traukia? Nu, kad gali pamatyti pasaulį iš tos kitos pusės ir taip giliau ir... Tas pats žinok ir žurnalistikoje. Vieną dieną fotkinį prezidentą, kitą dieną ubagą. Tai labą dieną. Pilna kuprinė. Pilna kuprinė ko? Pinigų? Fotoaparatais jo. Tai dabar sakyk, mano mielas, čia studijuojama kažkas su fotografavimu, ar čia tiesiog jau... Aš jau dirbu čia. Ai, tu netgi dirbi. Bet tu Baigiau VU ir dirbu MRU ir studijuoju irgi MRU dabar magistrą. O ką VU baigiai? Žurnalistika. Žurnalistika. Labą dieną, pirmą kursai čia jau baigta, jau viskas. Kodėl pasirinkai fotografuoti? Fotografuoti tai pradėjau nuo gamtos realiai, paukščius fotografavau, tada pastebėjau, kad trūksta pinigų technikai, nes tūkstančiais viskas kainuoja. Galvojau, reikia pabandyti vestuvių fotografiją, renginių fotografiją. Tai... Gal tai pinigai, žinok, tenais visi maudosi tenai. Ja, visai neblogai buvo pradžiai. O dabar nusistojau ties maistu, nes mėgstu dirbti individualiai, tai tiesiog toksai komfortiškas darbas. Taip, gauni kiekvieną kartą pavalgyti iš įvairių restoranų. Tai man... Ai va, tau tik pavalgyti. Nemokėkit pinigų, o duokit pavalgyti. Jau pavargus panelė jau sėdi, tai mes ją ir pasikalbinsim. Jau žiūri piktų žvilgsnių. Gerą dieną. Mes matėme, kad pas jūs šiandien, turbūt, jūs šiaip esate centre, bet ir šiaip daug žmonių turbūt buvot. Ar nepavargot nuo moksleivių? Ne, labai faina, pabendrauti, smagu, ką čia pavargsti, pasikrauti. Čia tik ta ranka šiek tiek taip tiesiog pasidėjau. Bendras nuovargis. Muzika bloga. Tai koks klausimas buvo toks dažniausiai užduotas šiandien, kokį milijoninį kartą? Jaučiu dėl konkursinio balo. Jo. Ir ar teisė sausas mokslas? Na kągi, dar kažką pakalbinkime. Kažką įdomesnio. Gal vadovų? Aš kaip tik galvoju stoti vadovų. Kadangi aš nebe studentas, tai galiu daryti čia, ką noriu realiai, ta prasme. Jūs man ką? Nepavargot operatorius? Gerai. Bet smagu. Tai kaip diena? Ar pavargot? Kiek moksleivių sulaukėt? Labai daug moksleivių. Visiškai nepavargam, labai smagu. O kas smagiausia buvo? Kartoti tos pačius dalykus jau n-tąjį kartą? Jo, tu tiesiog įsimeni, kartoji. Tai čia buvo tokia mini apžvalga. Atvažiuokit būtinai, galite išsirinkti nebūtinai vadovų, bet galite eiti ir į KU ir kitus universitetus. Tikrai pasirinksite ir sužinosite, nes tikrai visiems padės. Tai tiek, čia buvo KU universitetas ir susitiksime kitose laidose. Laukiame jūsų studijuoti KU.
Studijuok KU. Sveiki, ar būtų galima porą komentarų? Gerai, tai jūs esate ugniagesių gelbėtojų mokyklos atstovas, taip? Jo, šiuo metu mokinuosi ir pristatome įrangą, kokią turim. Supratau, o mokslai kiek laiko trunka? 6 mėnesius, 3 mėnesius mokykloje ir 3 mėnesius praktikoje. Po to būna baigiamieji egzaminai ir tuomet išlaikius keliaujame į darbo vietą. O ar esate patenkintas mokslais? Iš tikrųjų, kaip pasakyti, geriau negu tikėjausi. Tai lūkesčius tenkina ir visiems rekomenduoju. Ateit pabandyti, išbandyti save ir galbūt pakliūsite. O kaip sugalvojate tapti ugniagesiu? Ar čia buvo vaikystės svajonė, ar tiesiog kažkaip taip atsitiko? Nu, ne svajonė, bet jaučiu pareigą padėti kitiems ir noras to adrenalino vadinamo. Ir taip pagavosi, kad surizikavau, pabandžiau, pavyko ir šiuo metu studijuojam. Mes keliamės į viršų. Ar būtų galima porą klausimų? Žinoma. Tai kaip suprantu, jūs esate ugniagesių gelbėtojų mokyklos dėstytojas, taip? Taip. Ar jau ilgai šias pareigas turite? Ne taip ilgai. 3 metus. Supratau. O prieš tai kiek laiko buvote dirbęs grinai kaip ugniagesys? 37 metus. Supratau, tai patirties tikrai turite daug. Ir ar daug dabar šiais laikais stoja į ugniagesių gelbėtojų mokyklą? Taip, stojant į mokyklą pas mumis konkursas, į vietą apie 7 žmonės. O dabar kalbant apie šitą techniką, tai ji yra skirta žmonių gelbėjimui? Ir žmonių gelbėjimui, ir įvairiems darbams atlikti įvykio vietoje. Dabar mes esam kaip tik 30 metrų aukšte. Jeigu dabar paprašiau žiūrėti, tai maždaug būtų 9 aukšto gyvenamas namas, įvertinus rūsio aukštį ir taip toliau. Tai faktiškai tokiom kopėčiom mes galim lengvai išgelbėti žmonės iš 9 aukšto pastato. Tai žiūrėkit, kur stoti? Tai ar galite atsakyti, kur stoti tiems mokiniams? Tai manau, iš dalies galim, dėl to, kad šito žurnalo, ypač šitos temos tikslas ir yra parodyti tiesiog, kokie yra reikalavimai, kokie bus stojamieji balai ir panašiai. Kiek žmonių šiandien buvo? Kiek jau žurnalų pardavėt? O Jėzau, žinok, apytiksliai aš net negalėčiau šiaip neskaičiuoti. Daug ar mažai? Daug. Šiaip populiaru visai, tikrai. Tiesiog apie pačią dieną. Sakykite, jeigu kažką konkrečiai atstovaujate, papasakokite, ar kaip šiaip sekėsi šiandien, pavyzdžiui. Gal lyginant su praeitais metais, gal atrodo lyg šiek tiek mažiau publikos ir jinai šiek tiek jaunesnė. Kaip manot, kas lėmė, kad mažiau buvo publikos? Nes mes irgi esam šiek tiek gal tolėliau, mes manėm, kad tiesiog mūsų nepasiekė. Bet kaip suprantu, pas jumis irgi nedaug buvo. Kaip manot, kodėl taip? Tokie nesuinteresuoti, gal patys neprieina, tai aš manyčiau vien dėl to, kad daugiausia su kuo ir bendram, tai buvo 10-okai, 9-okų, buvo 8-okų, tai manau, kad jiems tiesiog turbūt nėra aktualios kol kas, ar ne, ateities perspektyvos, ką studijuos ir panašiai. Tai aš taip nežinau, vertinčiau galbūt, galimai, kad gal tiesiog ekskursijos iš mokyklų atvežė vaikus pasibraškyti. Ar daug žmonių sulaukėte? Šiaip iš tikrųjų palyginus tikrai daug. Tikriausiai buvo daugiausiai apie 1 valandą, apie 12 valandą. Buvo daugiausiai žmonių, kai beveik nebebuvo rankų nei vienam iš mūsų čia esančių, bet viskas prasidėjo gerai. Dabar laukiam kitų žmonių. Kokį dažniausią klausimą šiandien išgirdai iš mokinių? Gal, sakyčiau, ne klausimą, o teiginį, papasako, kas yra SMK ir studijų kitos programos. Ok, tai kas yra SMK taip trumpai? Aukštoji mokykla privati. Plačiau atsakyti jam, kad tai yra sąmoningas mokymasis kartu. Tai vyrukai, sakykit, ką čia mes turime, ką čia pristatinėjate? Plačiau galbūt galėtų papasakoti pasiplovę dėstytojai. Pasiplovę? Deja, pasiplovę. Tai pabandysiu, kiek galėsiu aš
nes tą numetė dabar man. Kaip malonu. Tai taip trumpai, ką mes čia turime? Taip trumpai, ką mes čia turime, tai visi žinome, mes esam Klaipėda, esam uostas, todėl turėjom į tą Vilnių atsivežti kažką savo. Tai ką atsivežėm jūrą ir bangavimą. Tai šitas prietaisas elementariausiai jisai imituoja bangavimą ir šitos stiklainius yra įdėtos tam tikros medžiagos, kad matyti, kaip jos reaguoja į tą bangavimą. Galima matyti, kaip šiaudai, samanos, šuns plaukai yra panaudojami tose stiklainėse ir bangavimo metu kas įvyksta. Tai samanos nuskendo, šuns plaukai kaip plūduriuoja, taip plūduriuoja ir šiaudai taip pat plūduriuoja. Ir Tai kokia šiaip čia sritis būtų, kaip čia vadinasi visas tas dalykas? Čia yra daugiau su cheminė inžinerija ar jūrų technologijom. Tai pabaigai vis dėlto, kodėl verta studijuoti Klaipėdos universitete? Reziumė statybos, bet Klaipėdos universitete studijuoti yra verta dėl dėstytojų. Dėstytojai labai tolerantiški, labai draugiški, labai žmoniški. Pati sritis yra irgi įvairios sritis, iš tikrųjų yra beproto kompetentingos. Nepamirškim, kad Klaipėda yra uostamiestis, turinti didelę labai laisvos ekonomikos zoną, todėl ten yra labai daug perspektyvų su bet kokia inžinierija ar ne inžinerinė specialybė. Sveiki, mes šiandien baigsime savo reportažą, matote, prisirinkome kiek daug žinių, tai dabar keliaujame į Klaipėdą. Sveiki, šiandieną yra studijų regata Klaipėdoje ir pakalbinsime KU absolventę bei dėstytoją Rositą Vaičiulę. Tai pirmasis klausimas būtų, kodėl būtent KU? Todėl, kad Klaipėdos universitetas yra pats geriausias, tai yra universitetas prie jūros, tai yra jūros dvasia, tai yra kūryba, tai yra įvairus oras, tai yra žmogui turbūt tai pati geriausia vieta gyventi, studijuoti ir apskritai visus kviečiu į Klaipėdos universitetą, vienintelį tokį prie jūros. O dabar kodėl likote, galima sakyti, Klaipėdos universiteto patriotė ir likote dėstytoja? Todėl, kad universitetas yra jaunas ir man buvo labai smagu, kai man atsirado galimybė tapti universiteto dalimi ne tik kaip studentai, bet kaip ir dėstytojai. Mano kelias prasidėjo nuo bakalauro studijų, pasibaigė doktorantūra. Tai kodėl būtent studijuoji Klaipėdos universitete? Klaipėdos universitete pasirinkimas studijuoti buvo iš dalies ir lengvas, ir nelabai, tačiau esminė priežastis lėmusi, kodėl pasirinkau būtent Klaipėdos universitetą, tai yra specifinė siūloma studijų programa. Tai yra jūrų transporto inžinerija. O ar buvo kažkokių kitokių apmąstymų ar pasirinkimų dėl kažkurio kito universiteto? Faktas, kad buvo, aš pirmų bandymų buvau įstojęs į VGTU nemokamą vietą, tačiau antruoju stojimu pasirinkau vis dėlto Klaipėdos universitetą. Sveiki, esu Dominikas ir studijavau aš ekonomiką. Ir kodėl būtent Klaipėdos universitete? Aš esu pats klaipėdietis ir man tiesiog niekur nesinorėjo važiuoti nei į Kauną, nei į Vilnių, mane ta jūra traukė, tas uostas ir tiesiog pasirinkau likti čia, nes aš manau, kad dėl to Klaipėda yra šeimos miestas ir aš noriu čia pasilikti, dėl pasirinkau tą Klaipėdos universitetą. Čia, žinau, jau baigėte studijas, tai ar gailitės, kad studijavote Klaipėdos universitete ar ne? Oi, tikrai ne, dar planuoju toliau magistrą Klaipėdos universitete ir tikrai nesigailiu ir eisiu tik į priekį. Gal galite pakomentuoti apie savo kalbantį robotuką? Taip, tai galim pasididžiuoti, kad turime vienintelis universitetas ir apskritai ugdymo įstaiga turinti pirmąjį humanoido robotą. Tai sugeba palaikyti akių kontaktą, kalbėtis, bendrauti. Šiuo metu jis tik mokinasi dar lietuvių kalbos, todėl jis šneka tik angliškai. Supratau, ar netolimoje ateityje bus galima jį išgirsti lietuvių kalba? Mes labai tikimės, kad greitu metu jis kalbės ir lietuviškai.